Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Wow, kokia pirmoji Eurolygos dviguba savaitė. Kauno Žalgiris laimi abiejas rungtynes ir antrasis rungtynes laimi prieš Šarūną Jasikevičių ir Stambulo Fenerbahčę. Eurolygos vicečempionai ir Eurolygos čempionai nukalti per pirmuosius 2 turus ir jeigu tai nėra pareiškimas, aš nežinau, kas tai yra. Taip, suprantu, kad kitos komandos dar nėra tobulos būsenos ir yra dar toli nuo savo pikinės formos ir Fenerbahčė tikrai nedemonstravo savo gero žaidimo. Bet taip kaip sezoną pradeda Kauno Žalgiris yra tikrai, mažiausiai įspūdinga. Tai, kiek potencialo yra komandoje, kaip dabar jau gana neblogai atrodo komandos žaidimas ir kiek dar galima gerinti, yra kažkas įspūdingo. Bet šiandien aš noriu pakalbėti apie Šarūno Jasikevičiaus, Tomo Masiulio dvikovą. Šitame mače buvo tiek daug įdomių dalykų, tiek daug mažų detalių, kad mes galėtume kalbėti 3, galbūt net valandas vien apie šitą mačą, gal net ir ilgiau, jeigu taip eitume per kiekvieną ataką, bet aš pasistengsiu šiek tiek sukonspektuoti visas rungtynes ir pateikti jums įdomiausius mačo momentus. Taip kad, kaip visada, nepamirškit paspausti like, jeigu patinka toks turinys, nepamirškit prenumeruoti mano kanalo. Įspūdinga pradžia, o dabar apie viską nuo pradžių. Pirmąjį kėlinį Žalgiris laimėjo 29-20 ir taip, puolimas buvo įspūdingas, bet daugelis gerų Žalgirio atakų prasidėdavo būtent nuo geros gynybos, kurią pamatėme jau pačioje pirmoje Fenerbahčė atakoje. Čia žiūrime į Fenerbahčės derinį, kurį tokį patį turi ir Kauno Žalgiris. Ir Nigelis Williamsas Gosas nenori leisti Devono Holo į jo stipriąją kairę ranką. Žalgiris taiko tokią pačią gynybos sistemą, kaip ir taikė prieš Monako gynėjus. Bet Holas vis dėlto nueina į kairę ranką, tačiau Birutis šią situaciją išsaugo išsikeisdamas, o Williamsas Gosas eina iš priekio prieš Armando Beikotą. Todėl gali atsikeisti atgal būtent šio prasiveržimo metu. Puikiai Žalgirio komandinė gynyba, Hortonas Tuckeris turi improvizuoti, Gosas čia puikiai perskaito situaciją ir perima šį kamuolį ir atsidaro rungtynėse 2 baudomis. Po kelių minučių kita Fenerbahčė ataka ir mes matome, kaip Brazdeikis vėl bando siūsti Hortoną Tuckerį į silpnesnę jo kairę ranką. Bet ir vėl nepavyksta to padaryti, tačiau Fenerbahčė gynėjas aklai bando eiti tiesiog į Birutį ir jį nustumti. To padaryti nepavyksta ir Žalgiris vėl apsigina. Šiaip ką reiktų pasakyti, tai Žalgiris įspūdingai gerai saugojo lanką per pirmąjį kėlinį ir dabar dar 2 geri būtent tokie epizodai. Ką nori žaisti Šarūnas Jasikevičius prieš Žalgirio pasyvios rankos gynybą? Ogi 2 labai aukštus pick and rollus ir Hortonas Tuckeris čia vėl įsibėgėja į dešinę ranką, kadangi Brazdeikis nukrenta, bet ir vėl Laurynas Birutis čia puikiai saugo lanką ir priverčia jį nusimesti perdavimą, kuris nėra tikslus. Toliau, pirmojo kėlinio viduryje Fenerbahčė išsimetimas iš užgalinės linijos ir čia šiokia tokia improvizacija ir 2 prieš 2 žaidžia Baldvinas su Meli, tačiau juos gina Butkevičius ir Tubelis. Panašaus pozicijos žaidėjai, todėl čia Tubelis keičiasi, tiesa Baldvinas pranoksta jį greičiu, bet ir čia vėl lanko saugojimas ir Moses Oraito atletinės galimybės. Ir jeigu jūs stebite šį kanalą jau pakankamai ilgai, turbūt žinote, kad po geros gynybos labai dažnai būna poziciniai neatitikimai. Ir ką Žalgiris bando žaisti šiame sezone? Būtent tai, pranašumų krepšinį. Jeigu yra kažkoks ūgio neatitikimas, nėra jokio derinio, iškart yra bandymai įvesti kamuolį ten arba tiesiog žaisti 1 prieš 1. Ir viskas prasideda nuo labai drąsaus Nigelio Williamso Goso žaidimo tiesiog prieš Miką Jantuneną 1 prieš 1 pusiau greitoje atakoje, užtikrintas vidutinis metimas ir pasikūręs į žaidėjas pirmajame kėlinyje. Toliau, vos po 30 sekundžių Laurynas Birutis turi mažesnį Hortoną Tuckerį prie savęs ir pasižiūrėkite, kaip visas Žalgirio atsarginių žaidėjų solelis, tiksliau trenerių štabas, rodo, kad Silvenas Francisko duotų ten perdavimą. Prancūzas išlaukia, kol galės permesti šitą aukštą balioną ir tai yra pražanga ir 2 baudos metimai. Kitame klipe kėlinio pabaigoje Modolo greit užpulti nepavyksta, bet ir vėl kamuolys pasiekia Gosą ir šis žino, ką su juo daryti. Ąžuolas Tubelis turi prie savęs Veidą Baldviną, perdavimas keliauja būtent ten ir tai yra dar 2 taiklus baudos metimai. Na ir galiausiai pirmojo kėlinio vyšnia ant torto. Paskutiniai atakai lieka vos 10 sekundžių ir Edgaras Ulanovas vietoje to, kad ieškotų komandos įžaidėjo ar komandos gynėjo, pamato, kad prie jo yra Taylenas Hortonas Tuckeris. Jis eina centruoti, Armando Beikotas eina padėti po krepšiu, Fenerbahčė komandinė gynyba būtent prie žaidimo nugarai krepšį nėra iki galo sustiguota ir aišku, Mosesas Raitas vietoj to, kad kirstų prie krepšio, plečia aikštelę, pataiko tritaškį ir vis dar tuo metu yra tobulas metant į krepšį žaidžiant už Žalgirį Eurolygoje. Įspūdingas tiesiog pirmasis
pirmasis kėlinys. Žinoma, prie to smarkiai prisidėjo ne tik poziciniai neatitikimai, ne tik gera gynyba, bet ir kol kas įspūdingai atrodantis Nigelis Williamsas Gossas. Atrodo, kad gavęs dar didesnę rolę negu Olimpijakose. Jis yra ir geroje sportinėje formoje nuo pat sezono pradžios, bet ir tiesiog pasitiki savimi, labai vokalus kol kas atrodo šis žaidėjas, smarkiai vadovauja komandai, mėgaujasi tokia, kaip ir sakyčiau, lyderio ir vieno iš pagrindinių žaidėjų role. Pavyzdžiui, čia Žalgirio derinys čia nenusiseka ir Williamsas Gossas tiesiog jaučia, kad Wade'as Baldwinas yra per arti, veržiasi arčiau krepšio, pelno 2 taškus ir po to vienoje iš Fenerbahčė minutės pertraukėlių kažkas ir sakė, na, kodėl jūs esate taip arti Williamso Gosso, nereikia jo spausti, jis neturi gero metimo iš toli, jo tritaškis yra labai lėtas, taip kad atsitraukite, bet Fenerbahčė to nelabai darė šiose rungtynėse, na nebent jau antroje rungtynių pusėje. Kiek vėliau Gossas žaidžia 2-2 su 4 pozicijos žaidėju ir čia jis kaip gražiai lenda per tarpą, Mika Jantinenas čia palikęs yra kažkiek vietos, puikus perdavimas Biručiui ir Žalgiris pradeda rungtynes 13-7, Birutis turi 7 taškus, Williamsas Gossas turi 6. Kiek vėliau aikštelėje Fenerbahčė gretose pasirodo Brandonas Bostonas jaunesnysis, tik ką atvykęs naujokas iš NBA. Ir nors Tomas Masiulis prieš rungtynes sakė, kad nelabai yra atakuotinų žaidėjų Fenerbahčė komandoje, manau, kad čia sužaisti būtent prieš jį buvo šiokia tokia mini idėja. Čia Žalgiris žaidžia 2-2 su 3 pozicijos žaidėju ir Fenerbahčė kaip ir nori keistis, bet kaip ir nesikeičia, Gossas dėl to gali įsibėgėti, įeiti į baudos aikštelę ir vėl pelnyti 2 taškus. Kiek vėliau prie Žalgirio žaidėjo matome tą pačią gynybą, kurią Žalgiris taikė prieš Fenerbahčė, silpnosios rankos gynybai. Tačiau tokiu būdu jis ir vėl yra įleidžiamas į baudos aikštelę labai lengvai ir iš to flauterio ar vidutinio nuotolio jis tikrai gali pataikyti, ypač kai kol kas žaidžia su tokiu pasitikėjimu. Pakalbėkim dar apie gerus dalykus Žalgirio sezono pradžioje, jų tikrai yra nemažai ir vienas iš labai pozityvių dalykų, ir čia turbūt nieko nenustebinsiu, yra daromos baudos iki bonuso. Pirmajame kėlinyje, pirmoje rungtynių pusėje buvo gerų momentų ir antroje mačo pusėje. Tikrai matome, kad žalgiriečiai žino, kada jas naudoti, jiems tai yra jau dabar įskiepita ir tai yra tikrai labai pozityvios naujienos. Tiesa, natūralu, kad sezono pradžioje yra ir silpnesnių vietų, na bet kokiu atveju yra 2 pergalės, bet reikia pakalbėti apie viską. Po 29 taškų pirmajame kėlinyje Fenerbahčės gynyba sustabdė Žalgirį ir sulaikė su 14 taškų tik antrajame kėlinyje. Ką Feneris padarė? Ėmė keistis. Tai prieš tai taikė pasyvios rankos gynybą kažkiek daugiau, antrajame kėlinyje pradėjo keistis ir 4-ajame kėlinyje mes pamatysime dar vieną skirtingą gynybą, kuri, na, Šarūną Jasikevičių sugrąžino į rungtynes ir vos jų nelaimėjo. Firminiai Šaro dalykai, jeigu nesiseka planas A, yra planas B ir yra planas C. Tiek rungtynių yra perlaužę Šaras su skirtingomis gynybomis 4-ajame kėlinyje, kad sunku suskaičiuoti, Kaune šį kartą to neužteko. Bet čia matome Fenerbahčės keitimąsi, matome įstrižą perdavimą, matome kaip iksuojasi žaidėjai silpnoje pusėje ir ginasi. Tubelis čia gauna kamuolį, neturi jokios erdvės, vis tiek meta per varžovo veidą, nors buvo tikrai galima įmesti kamuolį Mozesui Raitui. Kitoje atakoje Fenerbahčės gynybos klaida. Iš pradžių yra susikeitimas su 5 pozicijos žaidėju, bet vėliau įvyksta šiokia tokia miskomunikacija, keičianti su sunkiuoju krašto puolėju. Williamsas Gossas gali nueiti į savo stiprią ranką. 2+1. Tiesa, toje situacijoje nepavyko pataikyti baudos. Toliau, Feneris ir vėl keičiasi dar kitoje atakoje ir šį kartą Žalgiris bando žaisti arčiau krepšio. Matome, kokia yra pagalba po krepšiu. Laurynas Birutis gerai čia pajuda, kad šiek tiek atsilaisvintų, tiesa, nepataiko iš baudos aikštelės. Labai daug ėmė keistis Fenerbahčė praktiškai kone kiekvienoje atakoje. Čia Žalgiris bando atakuoti Miką Jantineną, kuris visas rungtynes buvo atakuotinas Žalgirio gynyboje. Tiesa, čia ir vėl Francisco šoka savo šokį, bet nepataiko iš vidutinio nuotolio. Ir galiausiai kitoje atakoje turbūt pirmą kartą šiame mače, tai yra sužaidus 18 minučių, Žalgiris nepamato ūgio neatitikimo situacijos, tai yra nepamato pranašumo situacijos. Čia Ignas Brazdeikis pamato prieš save susikeitimą ir bando iš karto jį atakuoti, nors po krepšiu yra pozicinis neatitikimas. Ignas Brazdeikis tą metimą prameta, iš karto Tomas Masiulis jį keičia ir iš karto neabejoja, kad aiškina būtent apie šitą situaciją Igi. Tai, kad Žalgiris turi dar labai daug potencialo, kur augti, rodo ir tokios atakos kaip ši kita. Čia po minutės pertraukėlės Tomas Masiulis nori ir yra nubraižęs derinį alijų
Ūpa Laurynui Biručiui. Ir čia atrodo, kad Sirvydis pats turėtų išbėgti naudodamasis Biručio užtvarą, bet iš tikrųjų jis stato nugarinę užtvarą ir Ignas Brazdeikis čia nepamato, nepaduoda laiku to perdavimo. Netikėtumo faktorius nesuveikė, derinys nepavyksta ir čia tikrai buvo galima pasiimti 2 taškus. Toliau buvo labai įdomus momentas antrojo kėlinio pabaigoje, kuomet Žalgirio atakai buvo likusios 10 sekundžių ir Tomas Masiulis buvo paprašęs minutės pertraukėlės. Šarūnas Jasikevičius puikiai pažinodamas savo draugą kitoje aikštelės pusėje pabandė nuspėti, ką Tomas Masiulis sugalvos minutės pertraukėlės metu. Tai gerai, dabar pabandysiu iššifruoti jums, ką tai reiškia. 12 arba 12 tai yra ispaniškasis pick and rollas dažniausiai pas visas komandas. Half 14 arba half 1-4 yra tiesiog tokia situacija, kuomet Žalgirio 1 ir 4 pozicijos žaidėjas žaidžia 2 prieš 2 ir kaip ir turėtų atakuoti, bet iš tikrųjų neša kamuolį, perduoti jį iš rankų į rankas metikui ir bando taip gauti greitą metimą. Ten galima gauti arba greitą metimą, ten galima ir galbūt backdoorą sugalvoti, tai būtent tai Šaras ir pasakė, kad jo žaidėjai turėtų tai žinoti. Ir ką mes pamatome Žalgirio atakoje, ogi būtent tą ispanišką pick and rollą. Labai aukšta pirma užtvara, Dustinas Lyvas stato nugarinę užtvarą ir nors Šaras kaip ir visą tai nuspėjo, bet kas iš to, ten Francisco apibėga savo tiesioginį oponentą, Fenerbahčė komandinė gynyba nesuspėjo susikalbėti, puikus perdavimas ir dar galingesnis dėjimas. Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Keliamės į antrąją rungtynių pusę ir nors Žalgiris labai smagiai pradėjo trečiąjį kėlinį, bet Fenerbahčė netruko sugrįžti į rungtynes. Buvo ir keletas Žalgirio klaidų, bet buvo ir tiesiog Fenerbahčė žaidėjų individualus talentas ir čia mes turbūt iš tikrųjų galvojame iš karto apie Wade'ą Baldwiną. Trečiajame kėlinyje abi komandos keitėsi labai daug ir čia buvo kelios Žalgirio klaidos. Visų pirma, Moses Wrightas po susikeitimo į stiprią dešinę ranką praleidžia Tayleną Hortoną Tuckerį ir čia yra tikrai tie dalykai, kur Žalgiris gali patobulėti ir tikiu, kad patobulės ir kur nebejoju, tokiuose pačiuose dalykuose patobulės ir Fenerbahčė komanda, visgi tai yra antras turas. Toliau, po Žalgirio netaiklaus metimo, Taylenas Hortonas Tuckeris vėl vienas per visą aikštelę, Žalgiris nepadaro pražangos ir lieka jau tik 4 taškai. Tiesa, prieš tai dar buvo 2 gražus Wade'o Baldwino epizodai. Čia prie ispaniškojo pick and rollo Žalgiris keičiasi. Wade'as Baldwinas naudoja labai daug driblingų. Žalgiris, kas yra įdomu, nesiunčia Moses Wrightui jokių pagalbų, tiesa Baldwinas įeina dėl to į aikštelės vidų ir čia pataiko sudėtingą metimą. Ok, su tokiais metimais manau, kad tikrai galima gyventi. Bet kitoje atakoje ir vėl Fenerbahčės ispaniškasis pick and rollas, vėl įsikeitimas, vėl Wade'as Baldwinas įeina į dešinę, į vidų ir Arnas Butkevičius čia bando iš priekio išeiti ir perimti Baldwiną prasiveržimo metu, bet Niko Meli pastato puikią Gortotą užtvarą viduje ir tai yra dar 2 lengvi taškai. Ir dabar mes turime Tomo Masiulio, Šarūno Jasikevičiaus taktinės dvikovos minutės pertraukėlės metu arba po jų antrąją dalį. Kasgi čia vyksta? Per minutės pertraukėlę Šarūnas Jasikevičius bendravo su savo asistentu, bandydamas sugalvoti, kaip čia nustebinti Žalgirį. Ir jo asistentas, kaip suprantu, pasiūlė vieną derinį. Šaras jam atsakė, kad manau, Masiulis ir Žalgiris tikrai bus tam pasiruošę, bet kokiu atveju mes pamatome tikrai gana populiarią Šaro opciją po minutės pertraukėlės. Tik problema tame, kad Tomas Masiulis ir vėlgi Žalgirio trenerio asistentai puikiai žinojo, ko čia laukti. Matome nuo pat praktiškai atakos pradžios Masiulis rodo, kad čia reikia dengti metiką, kuris yra silpnojoje pusėje. 2 prieš 2 kairiame aikštelės kampe, bus prakirtimas iš žaidėjo ir bus pin down užtvara silpnojoje pusėje. Visą tai Žalgiris žinojo ir metimas čia buvo netaiklus. Ir dėl to aš sakau, kad buvo be galo smagu stebėti šitas rungtynes, be galo smagu jas analizuoti ir jeigu jums patinka šis video, dabar tai jau tikrai privalote ir laiką paspausti ir kanalą užprenumeruoti, bet dar liko dalykų neapkalbėtų šiame mače, mes jau esame trečiojo kėlinio viduryje, neišjunkit. O ir šiaip, visos rungtynės buvo tiesiog amerikietiški kalneliai. Vienos komandos spurtas, kitos komandos spurtas ir dabar vėl buvo Žalgirio eilė ir buvo Silveno Francisco eilė. Vis dėlto šerifas mieste yra vis tiek jis ir dabar atrodo, kad prie naujų komandos draugų jis atrodo daug šviežesnis, kai jam nereikia tiek žaisti su kamuoliu. Dar greitesnis, dar
dar aukščiau šoka ir tiesiog, na, tas pirmasis žingsnis yra tiesiog kosmosiškas. Pavyzdžiui, čia, šitoje atakoje, na, nieko nepavyksta Žalgiriui sukurti iš derinio, tiesiog Žalgiris žaidžia tas netikras užtvaras tarp gynėjų, labai daug jų matome kol kas Žalgirio žaidime, ypač kai reikia spręsti tokias situacijas, kai nepavyksta derinys ir čia yra 3 taškai. Tada pataikęs vieną metimą, Sisko pusiau greitoje atakoje tiesiog 1-1 guldo Tariką Biberovičių, ignoruoja tai, kad yra pozicinis neatitikimas baudos aikštelėje ir smeigia dar vieną tritaškį, jau yra +10. Ir to dar buvo negana. Ketvirtoje kėlinio pradžioje jis vėl pamato Tariką Biberovičių prie savęs. Tarikas Biberovičius nusprendžia nedaryti pražangos ir nuliūdinti Šarūną Jasikevičių labai smarkiai. Ir man nėra aišku iki galo, kaip Silvenas Francisko čia ir sugeba išmesti vieną ranką ir pataikyti tą metimą, bet tai yra 2 taškai su pražanga, o Šarūnas Jasikevičius buvo labai nepatenkintas. Tam, kad susikurtų 14 taškų pranašumą, didžiausią pranašumą šiose rungtynėse, Žalgiris pataikė dar ir 2 tritaškius ir čia prisistatė naujai publikai Ąžuolas Tubelis. Čia buvo Edgaro Ulanovo žaidimas nugarai krepšį po išsimetimo iš užgalinės linijos ir lietuvis smeigė savo pirmąjį tritaškį. Vos po minutės Žalgirio ataka ir vėl tokia kaip ir užstrigusi, kamuolys sėkmingai atšoka, nusileidžia būtent žalgiriečiams ir Tubelis nieko nelaukdamas šeria dar vieną tritaškį ir tai yra +14, labai rimta paraiška tai buvo šiose rungtynėse. Iki tol, kol, na, sekė labai nesėkminga atkarpa su Ignu Brazdeikiu. Bet ar galime kaltinti tik tais jį? Nemanau. Feneris nebeturi ko prarasti. Feneris pradeda dvigubinti žalgiriečius, spausdami per visą aikštelę. Todėl čia reikia Žalgiriui improvizuoti. Žalgiris nebežino, ką reiktų daryti šioje situacijoje, todėl tiesiog Igi žaidžia 1-1. Moses Raitas atakuoja veidų į krepšį klauzautų situacijoje. Na, tai tikrai nėra tas puolimas, kurio nori Žalgiris. Kitoje atakoje Ignas Brazdeikis turi persivarinėti kamuolį ir prieš jį yra Devonas Hallas. Ir čia yra didžiulis spaudimas. Williamsas Gosas su Mantu Rupštavičiumi kažko nesusikalba matyti iki galo, bet ir pats Brazdeikis čia tikrai galėtų daryti geresnį darbą, tai yra perimtas kamuolys ir 2 taškai. Ir iš karto po to, va čia ko jau nesupratau šioje situacijoje, tai kad Žalgiris ir vėl bandė sužaisti tą patį derinį vietoje to, kad Gosas tiesiog ateitų, pasimtų kamuolį, būtent dėl to, dėl ko jis ir yra, na, pirktas, tai kad suvaldytų komandą, pasakytų derinį, paduotų kamuolį ten, kur reikia tokiose situacijose. Vėl Brazdeikis užspaustas, vėl perimtas kamuolys, vėl 3 taškai greitoje atakoje, Vaidas Baldvinas pataikė iš kampo ir iš +12 lieka +5, čia va taip tiesiog per, nežinau, kiek čia, 40 sekundžių gal. Prie viso šito Šarūnas Jasikevičius išsitraukė gynyboje savo planą C. Planas C buvo step-outo gynyba, taip kad vėl priminsiu, buvo siuntimas į silpnąją ranką, buvo labai ilgas laikotarpis su visko keitimosi gynyba ir dabar ketvirtajame kėlinyje Feneris ėmė naudoti step-outo gynybą ir čia būtent Žalgirio puolimas užstringa, Sisko turi žaisti 1-1, nepataiko ir pirmoji Žalgirio ataka užstringa. Kiek vėliau, kitoje atakoje mes ir vėl matome tą patį. Ne išsikeitimas, bet aukštaūgis kylantis aukštai. Paliekami laisvi kiti Žalgirio žaidėjai ir čia Ulanovas prameta klauzauto situacijoje. Dar po 2 minučių ir vėl dar vienas Fenerio step-outas. Williamsas Gosas čia lieka su kamuoliu. Kamuolio judėjimo nėra ir Gosas prameta tritaškį. Tiesa, čia Ulanovas padaro viską prieš Tariką Biberovičių, kad atkovotų kamuolį ir bent jau taip sukuria Žalgiriui taškus baudų metimais toje Žalgirio atkarpoje, kuomet puolime jiems buvo tikrai labai sudėtinga. Na, o kitoje aikštelės pusėje mes pamatome, kaip Žalgiris lieka toliau gyventi su ta visko susikeitimo gynyba ir, na, Vaidas Baldvinas demonstruoja, kad yra vienas iš geriausių Eurolygos žaidėjų. Čia buvo tiesiog įspūdingas jo šou. Iš pradžių susikeitimas prieš Ąžuolą Tubelį, na ir tai yra tikrai nelengvas metimas po driblingo iš tritaškio. Kiek vėliau dar viena tokia pati situacija ir dar vienas toks pats Vaido Baldvino metimas. Na, jis tikrai negarsėja kaip tas žmogus, kuris turi super stabilų metimą iš toli po driblingo, labiau žmogus, kuris yra apie vidutinio nuotolio metimus, bet, na, mes tiesiog Kaune pamatėme, kad tikrai aukščiausio lygio atletas. Ir čia buvo įdomi situacija, kad Tomas Masiulis taip ir, na, nekeitė tos gynybos taktikos iki pat mačo galo. Po kelių minučių Devonas Hallas vėl prieš tą patį Tubelį, labai gera Gortato užtvaro dar kartą šiose rungtynėse, Mika Jantunenas ją pastato baudos aikštelėje, Devonas Hallas laisvas ir rezultatas yra
lygus. Vienintelis pasikeitimas, kuris buvo kaip ir šioje gynyboje, tai kad, kaip ir Tomas Masiulis pats su savo asistentais pradėjo rodyti, kad, jau reiktų spaustis, jau reiktų uždaryti tuos prasiveržimo kelius, gal net eiti dvigubinti, kuomet Wade'as Baldwinas yra su kamuoliu. Aš galvoju, kad galbūt dar tai yra labai ankstyva sezono stadija ir Žalgiris to nedarė, nes galbūt nėra to iki galo įsisavinęs tų visų rotacijų. Todėl tiesiog paliko Tubelį ir Mozę Saraitę prieš tai žaisti 1-1, bet čia yra tiesiog mano spėjimas. Mano kaip žmogaus, kuris nėra komandos viduje. Kus 3 minutėm ir 20 sekundžių mes matome, kad kaip ir Ūlė čia gal ir norėtų eiti dvigubinti, bet ir išsidėstymas Fenerbahčės neleidžia to daryti. Tad Baldwinas toliau tiesiog nesveikus, nelegalius metimus mėto, dar vienas tritaškis prieš Tubelį, 34 taškai ir Žalgiris atlieka 1 tašku, atrodo, kad rungtynės slysta iš rankų. Bet pačiame gale Žalgiris suranda savo herojus ir suranda situaciją, kuris suveikia 2 kartus iš eilės. Aišku, dabar yra lengva sakyti, kad jis suveikia 2 kartus iš eilės, kadangi pataikė Arnas Butkevičius ir Edgaras Ulanovas. 2 žmonės, įsivaizduokite tai, 2 žmonės, kurie iki šių momentų yra metę 1 tritaškį per 38,5 minutės ir nepataikė nei vieno. Jie pataikė 2 iš 2 per paskutinės 2 atakas ir vienas turkas, vienas Fenerbahčė fanas parašė po rungtynių, kad man šiek tiek sveikinu, bet man yra tikrai šiek tiek pikta, kad būtent šie 2 žaidėjai pataikė tuos abu metimus rungtynių gale, ko tu galbūt tikrai ne kiekvieną dieną tikiesi. Bet Žalgiris tiek penktadienio vakarą, tiek trečiadienį Monake pataikė tikrai labai neblogai, ypač gerai sakyčiau po tų pirmų 3 LKL rungtynių, kur pataikė berods 19 iš 72. Tai per šias 2 rungtynės pataikė tiek pat ar net vienu daugiau. Iš daug mažiau bandymų. Tai pažiūrėkime į tas situacijas. Tai bando Žalgiris atakuoti Miką Jantuneną ir kaip ir praktiškai bene visą 4. kėlinį Feneris nenori keistis, tai yra stepautas ir jis pavyksta gana gerai. Ulanovas čia neturi jokios laisvės, bet jo pagazdinimas viena koja šiek tiek priverčia Jantuneną atsitraukti ir Ūlė smeigia neįtikėtino svarbumo tritaškį. Kapitoniškas tritaškis, aš galbūt net taip sakyčiau apie šį metimą. Kitoje atakoje ir vėl tas pats. Tomas Masiulis ir Žalgiris nori įvelti Miką Jantuneną. Jis buvo tas taikinys tikrai ne vieną kartą šiame mače. Vėl tai yra stepautas. Tiesa, šį kartą Jantunenas šiek tiek vėluoja sugrįžti prie Ulanovo, Hortonas Takeris eina padėti nuo Arno Butkevičiaus ir Arnas smeigia savo tritaškį. Pirmąjį tritaškį, kurį metė šiame mače ir vienintelį tritaškį ir tai buvo tiesiog, neįtikėtina. Tiesa, viskas dar nebuvo baigta. Tai buvo beprotiškai dramatiškos rungtynės. Fenerbahčė turėjo -3 ir buvo likę 12 sekundžių ir Fenerbahčė išmetė visiškai laisvą tritaškį. Kas ten ir kodėl nutiko? Matome, kad Wade'as Baldwinas yra su kamuoliu ir Niko Meli kaip ir kyla statyti užtvaros, bet ta užtvara nėra tikra. Mozės Saraitas galvoja, kad ta užtvara bus, todėl eina keistis, kadangi tokiose situacijose tu praktiškai visada keitiesi, kuomet tai yra rungtynių galas, kėlinio galas ar tiesiog paskutinė ir lemiama rungtynių ataka. Praktiškai visos komandos keičiasi ir Žalgiris keitėsi, paskutinės 25 minutės šių rungtynių. Tačiau Niko Meli šitos užtvaros nepastato, todėl žalgiriečiai neišsikeičia iki galo gerai. Būtent dėl to Meli lieka visiškai laisvas, kadangi viskas vyksta laisvame kampe, kiti žalgiriečiai yra be proto toli. Meli meta laisvas, bet viskas Žalgiriui ir Tomui Masiuliui baigėsi gerai. Tokios beprotiškos rungtynės, su pergalė sveikinu visus aš jūs, neįtikėtinas Žalgirio sezono startas, nukauti Eurolygos čempionai ir vicečempionai per 2 dienas, ką čia dar galima ir be pridurti. Nepamirškit like, subscribe, ačiū, kad žiūrit, parašykit komentaruose savo nuotaikas, savo emocijas, galbūt savo pastebėjimus apie šias rungtynes ir pasimatysim jau kitą savaitę. Iki.